Labas. 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 Vaikai, ar jūs žinot, ką mes šiandien iš vis darysim? Ne. Bubble snake. Gerai, jūs žinot, kaip mes tai darysim? Ką mes čia turim, pažiūrim? Muilą. Muilą, butelius, Maja, kas tavo rankose? Peilis, o kas va čia per krūvelė tokia? Kojinių. Gerai. Tai mums reikia nupjauti butelių galą. Vaikams labai įdomus peilis. Reikia nupjauti butelių galą. Kas tai galės padaryti? Nu gerai, imk butelį, Kristoferi. Kokį nupjauti galą? Nupjauti, jo, panašiai taip. Tik stipriai laikyk tą butelį. Čia yra atsakingas labai žingsnis. Ir va taip vat visą nupjauti. Taip, pratus. Kas čia dabar? Gerai, buteliai nukirpti, taip? Dabar duok vieną Majai. Ir mums nereikės dangčių, išmetam juos. Gerai. Gerai, bet mums reikės kojinių. Paimam kojines ir užmauname ant skylių. Pabandyk, ne, iš kitos pusės. Parodyk, Kristoferi. Šiaip turėtų iki galo užsimauti, neturėtų likti toks traublys, bet mes neturim tokių dramblių namuose, kad tilptų ant tokia didelė butelio kojinė. Tai pabandyk, galbūt pavyks jie truputėlį dar už kraštų patempti. Maja, kaip tau sekasi? Gerai, irgi užmauni? Nu, vat kažkaip taip, žiūrėkit, kaip aš jau užmoviau. Daug Maitė, Saulytė, pažiūrėt. Aš uždėjau, va čia kojinė, bet dabar turi likti tas kakliukas butelio, per kurį mes pūsime. Todėl mes turime, kas man gali palaikyti, va taip vat atlenkti tą kojinę gražiai. Štai taip vat. Kad būtų tuščia skylė čia, o visas butelis ta skylė pasislėptų kojinėje. Na gerai, ir ką jūs manot dabar reikia daryti? Muilą pil! Ne, reikia paimti ir pamerkti, gerai išmirkyti tą kojinę į vidų į muilą. Maja, kaip... Va taip, va. Ir truputėlį taip pamaskatuok, kad jinai prisipiltų muilo. Viskas gerai, žiūrėk, čiagi nėra pas tave muilo. Va. Gerai, Kristoferi, tau bus gal net geriau. Dabar gerai, imkit šitą muiluotą, kitą pamerk, Maja. Pamerk. Ir beje, koks čia muilas? Čia muilas, skystas muilas, truputėlis su vandeniu sumaišytas. Ir dabar reikia pūsti. Pasitraukti ir pūsti pro skyles. Sabulma? Taip. Tik kažkur į tą pusę, Kristoferi. O, geras, jau gaunasi. Ir kuo daugiau tu puti. Pažiūrėkit, kaip gerai gaunasi. Koks didelis. Va dėl to jie vadinasi, tuoj Saulytė, burbulų gyvatės. Ir žiūrėkit, kokie nukrenta purslai. Nes jie yra ilgi ir krenta. Pažiūrėkit, kaip gražu. Kristoferi, pabandyk šitą papūsti. Galbūt reikia išmirkyti labiau. Nu, davai. Tas turėtų pramušti irgi. Veikia, žiūrėk. Žiūrėk, vadintis burbulai. Burbulai? Kaip smagu. Aš biškį pagražinčiau. Ir jie labai tokie lengvi ir purus. Ir nukrenta ir gražiai taip tirpsta ant saulės. Na, kaip visada, mūsų bandymai baigėsi visokiom išprotėjusiom nesąmonėm, taip? Ne, aš baigiu. Kristoferi. Gerai. Siūlau tai padaryti, tai yra labai lengva.
Ačiū Jums labai už Jūsų like, mes Jūs labai vertinam. Ir iki kito karto. Ate!